2. Nu, kam tu mane aiškini, sakau 4. 2. Aš geriau atsimenu 4. 3. Sakykit, prašau, kur čia galima praeiti? Iš čia, eik. Nu, Kiek sakai? 3. 4 aš tau sakau. 3. 4, kiek kartų man Du. reikia? Nu, kam? 2. sakykit, prašau, kaip čia praeiti į vieną tokią vietą, kuri gali būti? Klausyk, kas tu toks? Aš, Aha. nesimata. Aš šitas hieromantas. Kas? Ufonautas? Ne ufonautas, aš esu pirmos kategorijos gildijos hieromantas iš Seimo. Tai koks tu čia hieromantas? Tai gal tu atstovauji tautinės mažumas? Ne, aš esu Karamchenko Gupta. Ir aš atstovauju tarptautinę hieromanto asociaciją, kuri dabar pradeda savo veiklą Seime. Palauk, tai ką dabar Seimo nariai susidomėjo hieromantija? Nu, ne, mūsų specialistai asociacijos hieromantų. Reiškia, yra pakviesti, kad padėtų Seimo nariams padėti mokslinius pagrindus įstatymų leidybai. Tai palauk, nesuprantu, kokį ryšį turi įstatymų leidyba su Nu, hieromantija? kokį? Nu, tiesų, Džan, tiesų. Aš čia turiu schemas, kuriom galiu įrodyti tiesioginį priklausomumą tarp valdžios sprendimų į hieromantijas. Prašau. Nu va, kad ir pensijas. Įstatymai, va čia schemas yra. Įstatymai numatė žmonėms gauti didesnis pensijas yra priimti kada? Nu, prie pilną minulę užtemimą. Prie pilną minulę. Nu, dabar pavyzdžiui, pensijas dirbantiems pensininkas. Koks minulis buvo, kai jau priėmė šitų sprendimų? Nu, koks tie minulis buvo? Nu, plonas kaip siūlas, jaunas. Nu, į kas išėję pinigėliams šnipst. Arba dabar, va, žiūrėkit, dabar čia šitą schemą, va. Arba mėnulis patenka Veneros įtaką. Kas gaunas? Nu, kas gaunas? Tada visi šeimi pradeda svarstyti, ar legalizuot prostituciją, ar nelegalizuot prostituciją. Tai čia prie Veneros įtakas. Nugi ką kodėl? Todėl, kad prie Veneros kyla įvairiausių minčių. Katrė žino, kaip tas mintis paversti kūnu. Tie tyli, o tie, kurie nežino, jie galvoja legalizuot, ar nelegalizuot, nelegalizuot. Ir taip pat, kad taip visi tikrai žinotų, kad taip yra. Ir taip tikrai būtų, supratat? Nu, man regis, kad buvo tokių Seimo narių, kurie mintis dėl legalizavimo prostitucijos keldavo kitų laikų. Nu, va, pavyzdžiui, Oželytė. Kalbėjo, kai mėnulis buvo Saturno įtakoj. Matot? Oželytė išimtis. Ji pati yra tokį jauną Venerą, jai jokie mėnuliai nereikalingi. Ji bet kokį mėnulį gali pati aukštyn kojom apversti. Klausyk, va, šitas grafikas, va šitas. Šitas grafikas. Nu, šitas grafikas, kad tavo nelabai gudrus Džan veidas. Aš imsiu paprastesnį grafiką, kad tu suprastum. Nu? Va šitą. Kada pasirašė naujas vidaus reikalų ministeris atleist komisarą Račkauskį? Nu, žiūrėkit schemą. Buvo pilnas minulio į plotą užtemimas. O laikraščius skaitai, Džan? Kad ministeris pasirašė už prezidentą. Tai ką čia ne užtemimas? Nu, bet tai, kas iš to? Nu, kas iš to? Iš to, aišku, kad valdžios vyrai ne visada supranta, ką anis padara. Nu, aišku, tai. A tai kas kaltas, a? Nu, kaltas žvaigždė, Mėnulis, Venera, Marsas. Tai Mėnulis, Venera, bet taigi yra dargi ir sveikas protas. Nu, tai kas kad yra? Nu, sveikas protas žino, pasaulyje dydis yra pastovus. Sveikas protas pastovus dydis, o valdžios vyrų vis daugiau į daugiau. Tai tu, tai kas daryt? Ką? Nu, kas daryt tada? Kas daryt? Tai aš pasakyt, ką daryt. Nu? Tai mes hieromantiniai magai pasiūlėm teikt Seimas prognozes. Kokie įstatymai turi būti tam tikras laikotarpis anuliuot, a kokius priimt. B yra netinkama hieromantinė aplinka. Tai ir to dabar užtenka? Nu, ne. Dar kiekvienas žmogus turi savo tipinį hieromantinį apelką. Nu, turi. Todėl grafikai, mes magai darysim grafikus, kurie turi būti padaryti pagal individualinius planus ir pagal visus planus visai valdžiai. Nu, visi žinos, kada yra bloga hieromantinė būklė, reiškia, šitaip negalima balsuoti. Ai, kai kuriais išvis vyti Seimą, bo anis visada yra blogoj hieromantinė būklė. Supratau, teisingai.
Nu tai, prognozės pildosi. Ida, mūsų chiromantijos institutas mūsų parašė va tokią storą knygą. Pavadina Seimo narių sapnininkas. O tas dar kam? Nu ką? Nu mes, tai yra mokslinis pagrindas. Mokslinis pagrindas. Kad paaiškint Seimo narių elgesį, į kaip anėms reikia balsuoti. Nes mes, kai Indijoje žiūrim televizorių, nu, Seimo nariai, daugelis kaip museliai per lietų. Ir lietuviai visi juokiasi, sako, Seimo narys mėga per posėdžius. A ko čia juoktis? Nu tai, o kas čia gero? Nu, Tygu mėga. Tygu mėga nebūdint. Nes kiekvieną mėgą metu pabunda žmogaus sąmonė, susijungia su kosmosu. aha. Ir tada viskas gaunas teisingai. Kadangi jėga bendra kosmosą į su sąmonė priima bendrą sprendimą teisingą. O, bet tai palauk, tai dabargi jie su tam posėdį mėgodami, tai gali susapnuoti, vėl nežino ką, nu. Taip. Ne, čia neklyskit. Kiekvienas sapnas yra prasmingas. Oi, prasmingas. Ir dar žinokit, kad kiekvieną prasmingą sapną metu, kiekvienas, vat Kasandras Seimo narys, tribūna, jis sapnuoja. Jis išlipa kalbėt, matai, akis jo prikęsta, jis sapnuoja iš tribūnas. Sapnuoja. Tai kaip tai? Nu, Nu kaip tai? A kitas Seimo narys sėdi, vat kada sapnuoja tribūnai, pasima sapnininkas, verčia tą didžiulę chiromantų knygą ir jam viskas aišku apie kosmosą galės ir kaip anam balsuot. Nu, čia, Fendi, matau, jūsų veidas nelabai gudrus, jūs galėti nesuprast. o tai jau paties veidas, tai jau užgudriausio. O matykitgi, palauk, koks tu čia chiromantas, kad mums apie žvaigždės visą laik pudrinį smegenis, o chiromantas taigi, kur iš dehlo būrė. Aferistas. Aferibakistų, bandytas, apgavikas. Žulikas. Bailystų. Dink iš čia. Dink iš čia, sekundė. Kur? Palauk, kiek sakei? Trys. Keturis. 3, Sakau, aš tau 4. 1, Keturi, aš tau pasakysiu. 0.